Su kuo dar nesimatėm, tai prisistatysiu. Esu Andrius Šaveiko, dirbu kompanijoje ATE ir esu atsakingas už informacinę saugą. Kalbant apie kompaniją Taitus, tai labai gaila, bet gamintojas labai atsiprašo, bet jie negalėjo patys atvykti ir, aš kaip ir pavaduoju juos, tiesiog trumpai pristatysiu pačius produktus, patį gamintoją, kam tie produktai yra reikalingi, kokie jie neša naudą ir jeigu pageidausite detalesnės informacijos, tai kartu su gamintoju surenksime individualias webinės prezentacijas, kur gamintojas galės atsakyti visus klausimus. Taigi, kalbant apie Taitus, visų pirma, pačiam teko man prieš kelias savaitės dalyvauti InfoSec parodoje Londone, būtent IT saugumui dedikuotoje parodoje ir su keliais gamintojais teko šnekėti, tai nekalbant apie patį Taitusą, visi pripažįsta, kad Taitus yra vienvaldis lyderis, kalbant apie duomenų klasifikaciją. Pagrindinis klausimas, kuris dažniausiai kyla pažindinantis su Taitus, tai kas tas yra ta duomenų klasifikacija ir kam tas reikalas yra reikalingas. Užbėgant už akių, pasakysiu, kad faktiškai tai yra kaip priedas prie Data Loss Prevention sprendimų. Šiuo atveju standartiškai Data Loss Prevention sprendimai naudoja kažkokius algoritmus, kuriuos, tarkim, jūs nustatote iš anksto, pagal kuriuos duomenys klasifikuojami kaip slapti, didesnės slaptumo žymės, žemesnės slaptumo žymės ir panašiai. Šiuo atveju Taitus į duomenų klasifikavimą taipogi pajungia ir patį vartotoją, kuris sukuria tą turinį. Tai būtent standartiškai ar tą informaciją galima, tarkim, siųsti į išorę, ar ją galima įrašyti į USB laikmeną, nustato automatizuoti algoritmai, kurie neretai klysta. Ta prasme, užklasifikuoja kaip slaptą informaciją, kuri yra, menkos vertės, o, tarkim, tikrai slaptą informaciją, kuri, tarkim, neturi kažkokio tai požymio, kuris buvo iš anksto numatytas, praleidžia kiaurai. Ir pagrindinė DLP sprendimų problema yra tame, kad trūksta tikslumo. Ir didžiausia užduotis yra būtent suderinti DLP sprendimą, kad jisai iš tikrųjų veiktų. Taitus šitą dalyką nuleidžia iki vartotojo. Vėlgi, egzistuoja tam tikros taisyklės, pagal kurias Taitus priverstinai nurodo vartotojui nurodyti tam tikrą duomenų slaptumo žymą. Ta prasme, ar tai yra bendro naudojimo informacija, ar tai yra slapta informacija, ar tai yra konfidenciali informacija ir taip toliau. Vėlgi, tos standartinės taisyklės jos egzistuoja. Tiesiog papildomai prie to, jeigu automatika nesuveikia, vartotojas pats gali nurodyti slaptumo žymą. Egzistuoja taipogi ir tarkim, teisių valdymas. Jeigu aš esu paprastas vartotojas, aš sukūriau slaptą dokumentą, tai netgi aš pats sukūręs slaptą dokumentą ir nurodęs, kad tai yra slapta, aš negaliu nurodyti, kad tas dokumentas yra bendro naudojimo. Aš tokiu atveju turėčiau gauti sutikimą savo, galbūt tiesioginio vadovo arba aukštesnio vadovo, kuris turi teisę nužeminti duomenų klasifikaciją. Taigi, tikslinės rinkos. Tai faktiškai visos kompanijos, organizacijos, kurios turi reikalą su jautria informacija. Tai būtų ir finansinės institucijos, prekybos institucijos, kurios, tarkim, disponuoja kreditinių kortelių duomenim, asmens duomenim. Tiek kalbant apie valstybinės karinės organizacijas, kurios, iš tikrųjų dirba su tais slaptaisiais duomenim. Bent jau gamintojas man taip yra pasakęs, kad Lietuvoje šitą sprendimą yra įsidėgę
įsidėgusi Krašto apsaugos ministerija savo, būtent duomenų klasifikavimui, papildomai komplekte su kitais DLP sprendimais. Tai kaip ir minėjau, kad šitas produktas, šitas sprendimas dirba su įvairiais gamintojais kaip priedas. Tai gali būti ir priedas prie, tarkim, kad ir to pačio PGP, uždėjus būtent tą metaduomenis į failą, nurodžius, kad tai yra slapta informacija, tie failai bus automatiškai enkriptinti, jeigu tai yra būtent dirbama su encryption sprendimais. Arba tie patys data loss preventionai, tai gali būti pasirinktinai semantikas, McAfee's, Sophosas, tas pats WebSensas, kuris ir šiandien dalyvauja, ir daugelis kitų. Ta prasme, šitie sprendimai sąveika su bet kokiais kitais DLP sprendimais. Taipogi egzistuoja specialūs įskiepiai, tarkim, Microsoft Office paketams, Outlook netgi web appui, ta prasme, yra dėgymas į Exchange serverius, dedikuoti sprendimai SharePoint serveriams ir taip toliau. Taipogi yra sprendimai mobiliesiems įrenginiams. Galbūt čia stipriai neapsistosiu, bet, tarkim, tie daug karinių struktūrų yra šitie Titus klientai ir panašiai. Iš tikrųjų, šitas produktas yra NATO sertifikuotas ir būtent tokiose organizacijose gali būti naudojamas. Vėlgi, klientų sąrašas. Taigi, konkrečiai kalbant apie, kokio tipo duomenims yra naudojami Titus sprendimai. Tai tiek susirašinėjimui, tarkim, Microsoft Exchange, Lotus Notes, tiek bet kokiems failų tipams. Ta prasme, ar tai būtų, kaip pavyzdys, DVG brėžiniai, ar tai būtų PDF failai, ar tai būtų vaizdo įrašai, visiems bet kokiems duomenims galima suteikti būtent klasifikaciją. Ir būtent, ką aš jau ir minėjau, čia faktiškai jau kalbant apie pačius produktus, tai egzistuoja tokie, čia iš tikrųjų neišskirta yra mobiliems įrenginiams, bet pagrindiniai 4 tipai. Tai būtų žinučių klasifikacija, tai yra vienokie ar kitokie įskiepiai į elektroninių paštų klientus, pagrindinė tai būtų Outlook ir Lotus Notes. Classification for Office, tai būtų įskiepiai į oficinius paketus. Ta prasme, vos tik sukūrus dokumentą, iš karto saugojimo arba spausdinimo metu yra priverstinai suteikiama dokumentui klasifikacija. Supaprastinama SharePoint duomenų apsauga ir Classification for Desktop, tai būtent nepriklausomai nuo aplikacijų galima bet kokiem duomenim priskirti metaduomenis su klasifikacija. Taigi, kalbant apie message classification, tai būtent, tarkim, Outlook'e papildomai atsiranda keletas papildomų laukų ir tiesiog bandant išsiųsti kažkokią tai žinutę, paprašoma yra įvesti, pasirinkti duomenų slaptumo tipą. Kaip ir minėjau, tai veikia jau su tam tikrom taisyklėm. Ir esminis dalykas, kad tarkim, pagal tas iš anksto numatytas taisyklės yra aprašoma, kur tos duomenys galima siųsti. Kaip pavyzdys, slaptus duomenys galima siųsti tik vadovybei ir negalima siųsti ten vadybininko grandies žmogui. Arba vėlgi, duomenų negalima išsiųsti į išorinės domenus. Pavyzdžiui, į gmail.com tam tikrų duomenų išsiųsti paprasčiausiai negalima. Ir tai blokuojamas pats siuntimas. Ir taipogi yra nurodoma, kiek laiko veikia pati klasifikacija. Ta prasme,
kiek laiko tie duomenys būna laikomi slaptais. Pavyzdžiui, nurodome metai ir po metų automatiškai tą slaptumo žymą nuo dokumentų nusiima. Taip maždaug atrodo tas klasifikavimas. Paprasčiausiai bandoma paspausti send, paprašoma pasirinkti klasifikacijos lygmenį, kitus duomenis suvesti ir atitinkamai pačiam laiške yra pridedama žymos apie dokumento, kad įvykusi dokumento klasifikavimą, ta prasme laiško klasifikavimą. Ir nurodoma, kas nustatė slaptumo žymą. Ir pačiam laiške, toj headeryje yra pridedama informacija apie klasifikavimą. Atitinkamai, jeigu mes turim kaip pavyzdys mail gateway'ų, mail gateway'us nuskaito šitą headerį ir atitinkamai žino, kaip su tokio tipo laišku elgtis. Ar jį praleisti, ar jį iš karto blokuoti. Taip. Šičia faktiškai nurodomas tas scenarijus, kad vartotojas neturi pakankamai teisių nurodyti žemesnę slaptumo žymą, negu pagal visas taisyklės tas laiškas, tarkim, atitinka. Tai šiuo atveju, tarkim, jeigu nurodoma, tarkim, nustatymuose tokia lanksti politika, ta prasme, kad aš galiu tai padaryti, bet paprasčiausiai yra fiksuojama ir informuojamas, tarkim, vadovas, kad aš nužeminau duomenų slaptumo grifą. Ir taipogi tai yra apsaugomas nuo netyčinio informacijos išplatinimo. Ta prasme, kai padaroma vietoj reply, padaroma reply all ir laiškas nukeliauja ne tam, kam reikia. Ir galbūt sustabdysiu. Pabandysiu pajungti garsą, jeigu čia. Berods garso čia nėra. Čia toks tiesiog nuotaikingas filmukas apie tai, kaip netyčia yra padaromas reply all. Kažkas nutrūko. Bet esmė yra tame, kad faktiškai parodomas toks scenarijus, kad, tarkim, vadovas mano kolegom, dar kažkam tai ir visiems darbuotojams nusintė laišką, kad sudarykit man ataskaitą apie ten ar buvusius pardavimus, ar būsimus pardavimus ir panašiai. Ir aš vietoj to, kad padaryti reply ir nusiųsti jam tą ataskaitą, aš padarau reply all ir išsiunčiu tai visai kompanijai. Tai atitinkamai Titusas supratęs, kad aš slaptus duomenis siunčiu ne tam, kam priklauso, jis tokį laišką paprasčiausiai užblokuoja. Ta prasme, neleidžia išsiųsti ir išmeta man pranešimą, kad aš siunčiu ne tam, kam reikia. Būtent. Ir nurodoma, kad tiesiog, tarkim, pašalinti gavėjus ir tokiu atveju aš tą laišką galėsiu išsiųsti. Čia, tarkim, galima taipogi naudoti geografinius duomenis. Ta prasme, kad jeigu aš bandau siųsti į kitą šalį, vėlgi tas laiškas gali būti blokuojamas. Čia kalbant apie draudimą siųsti į išorinius domenus. Tarkim, jeigu yra bandoma siųsti į Gmailą, biudžetinis duomenis, tai atitinkamai vėlgi laiškas yra neleidžiamas. Vėlgi, prisegus dokumentą, vėlgi prašoma yra užklasifikuoti.
O čia yra demonstruojama, kaip realiai atrodo tas downgrade'as, tai vadinamas, tai yra klasifikacijos nužeminimas. Tiesiog draudžiama tai padaryti ir tiek. Čia čia vėlgi, ta prasme, kalbant apie encryptioną, jeigu, tarkim, egzistuoja, tarkim, encryption gateway naudojami, tai nurodžius, kad ta informacija yra, tarkim, slapta, jau pats gateway'us pagauna tą laišką ir jį užšifruoja, siųsdamas į išorę. Šičia, vėlgi, integruojant su kitom sistemom, su Active Directory RMS, tarkim, pati žinutė yra pristatoma gavėjai, bet yra draudžiama ją persiųsti, spausdinti, kopijuoti turinį ir panašiai. Tai tiesiog integruojant su Microsoft sistemom, siūsdami laišką, mes galime būti tikri, kad ta informacija gavėjas galės su ją susipažinti, bet negalės ją pasinaudoti. Na ir konkrečiai peršokant prie Titus Classification for Microsoft Office, analogiška integracija į Microsoft Office produktą. Tai tiesiog sukuriamas dokumentas, spaudžiama saugoti ir automatiškai iššoka lentelė, kuri mus prašo nurodyti slaptumo žymę. Visą tai užpildžius, dokumentas yra išsaugomas. Taipogi papildomai atsiranda keletas mygtukų pačiam Microsoft Office pakete kaip pluginas, kur tiesiog vienu paspaudimu galima nurodyti, kokio jautrumo tas dokumentas yra. Na ir taip jau, kaip čia pasakęs, per daug neišsiplečiant, svarbiausia dalis yra, kad visa informacija apie sukurtus, klasifikuotus klasifikacijos pakeitimus, jinai yra gaunama per ataskaitas ir visa tai yra atsekama, parodoma, galima tą informaciją disponuoti. Taipogi, vienas iš ataskaitų tipų. Tai tiek trumpai būtų apie patį gamintoją. Labai atsiprašau, kad buvau tikrai nepasiruošęs, bet bendrais bruožais, kad suprasti, kas yra Titus ir kas yra duomenų klasifikavimas. Ir jeigu turite kokių klausimų, galite juos užduoti, o šiaip tikrai galime, jeigu tokio tipo sprendimai jūs domina, mes suorganizuosim webinarą kartu su gamintoju, kur tikrai detaliau apie tai galės papasakoti. Tai jeigu klausimų nėra, tai dėkoju už dėmesį ir neužlaikysiu.